Tai paskubomis, gal čia ne viską mes taip įtraukiam. Ne, įtraukiam visą maršrutą. Nu ne, maršrutas tai mūsų biškį pasikeičia paruojame. Gerai, a maršrutą galima? Nori maršrutą. Kaip nebuvo, Reikia 4 valandą. Vardant Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, viešpats su jumis. Pradėdami šias šventąsias mišias, pasimeldžiamės tremtinius, tiek gyvus, tiek ir mirusius, kad būtumėm verti dalyvauti juose, prisimindami mūsų padarytas nuodėmes, paprašykime Dievą jų atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas, pradėjau kartu nežiausiai Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melskite mane viešpačiu. Nepasigailėk mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie, kreipk savo ausį mane išklausyti, mano Dieve, galis veržtųsi į tikrojo džiaugsmo tėvynę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Tik pažvelkite, broliai, kas Dievas pašauktieji esate. Žmonių akimai žiūrint, nedaug tarp jūsų yra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų, bet Dievas pasirinko, kas pasaulyje atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų galiūnus. Tada nuo krašto, kas skiriasi, girdus viešpačiu. Tai Dievo žodis.
turi taipogi gerbti žmogaus neįvairti. Ar tai yra žmogaus ar Dievo pasirinkimas? Jeigu žmogaus tas pasirinkimas ilgai netvers ir tos vertybės, į kurias šiais laikais truputį kreivokai žiūrima, tas vėl tokiamis pat, kaip kiek anksčiau. Tai dabar mums gerai atlikti žemėje tenkančias pareigas ir laimėti amžiną tavo draugystę. Teresės Tėve, įkvėp mūsų krašto žmonės uoliai darbuotis, kad mūsų tėvynėje klestėtų gerovė ir plistų tavo karalystė. Dievo brolių, kuris Jus ir visus išgėros nuodėmėms atleisti. Neleisk mūsų sukyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę. Palydėkite vieni kitiems. Viešpats su jumis. Te palaimina jus visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jus Viešpaties malonė.
gerai. Gerbiami ekspedicijos Vytauto apygardos partizanų takais dalyviai. Aš norėjau keletą žodžių tarti dar apie mūsų miestą Uteną, kadangi turime daug svečių. Utena vienas iš seniausių Lietuvos miestų. Utenos vardas jau sutinkamas istorijos šaltiniuose 1261 metais. Tai kunigaikštis Utenis įkūręs 1227 metais gyvenvietę Uteną ir pavadino savo vardu, pastatė pilį. Miestas ir dabar jo vardu vadinamas. Tais metais Utenos miesto apylinkėse, Užpaliuose, Tauragnuose, Pakalniuose buvo statomos pilis. Kūrėsi dvarai. 1831-33 metais patirtų nuostolių Utenoje gyveno tik tai 600 gyventojų. 1830 metais buvo pradėtas tiesti Sankt Peterburgo kelias. 34 metais Utena degė. 1899 metais buvo nutiestas siauras geležinkelis iš Panevėžio į Švenčionėlius. Tais metais Utenoje gyveno jau 5000 gyventojų. 1918 metais buvo įkurta Saulės gimnazija, kurią baigė daugelis Utenos krašto partizanų ir jų vadų. 1924 metais Utenai suteiktas miesto vardas, jame gyveno 7000 gyventojų. Sovietų valdžios metais labai išsiplėtė. Buvo pastatytos gamyklos, fabrikai gigantai. Mėsos kombinatas, pieno kombinatas, laboratorinio krosnelio gamykla, Utenos trikotažo fabrikas ir kitos. Jau 99 metais Utenoje gyveno 37 000 gyventojų. 2000 metais truputį sumažėjo, dabar gyvena Utenoje arti 36 000 gyventojų. Pirmoji bažnyčia šioje vietoje buvo pastatyta 1390 metais. Kiti šaltiniai teigia, kad ją įsteigė Vytautas 1416 metais. Daugiausia žinių apie bažnyčias pastatyta 1802 metais, tačiau ją sunaikino 1879 metų gaisras. Tuomet 1880 metais buvo pateiktas svarstyti naujas bažnyčios projektas. Bažnyčios komitetas, kurio pagrinde buvo dvarininkai, naujai statoma bažnyčia pavadino Jėzaus Kristaus dangun žengimo vardu. Ir 1901 metais bažnyčia pradėjo veikti. Sovietinės okupacijos metais 1940-41 iš Utenos rajono buvo ištremta į Rusiją 335 gyventojai. Išvežti į lagerius 145. Traukdamiesi Raudonoji armija nužudė 15 gyventojų, 9 žuvo Birželio sukilime. Prasidėjus karui iš Utenos kalėjimo buvo išlaisvinti 28 politiniai kaliniai. 1945-53 metais iš Utenos rajono ištremta
2597 gyventojai. Iš jų 300 negrįžo į tėvynę. Utenos rajone veikia per 1200 partizanų. Didžioji dauguma jų žuvo tėvynės laukuose, dalis pateko į priešo rankas, buvo sušaudyti, nukankinti, mirė nuo bado ir ligų. Tik nedidelė dalis jų liko gyvi perėję lagerius, kalėjimus. Ir tik vienetams partizanų ryšininkų pavyko išvengti mirties ir kančių. Ir šis memorialas, prie kurio mes šiandien stovime, dėka šviesios atminties amžinatilsio klebono Jono Pranevičiaus, tremtinių klubo amžinatilsio Streikos ir dabartinių partizanų tarybos pirmininko Broniaus Zabulių liudija apie didelę uteniškio netektį. Čia mums uteniškiams šventa vieta. Čia mes susirenkame birželio 14, rugpjūčio 23 ir kitomis sunkiomis tėvynės dienomis. Čia susikaupdami palydėme į paskutinę kelionę tremtinius politkalinius partizanus. Dabar keletą žodžių apie mūsų ekspediciją. Aš labai atsiprašau, galima buvo truputį ir anksčiau jums pranešti, bet taip jau susiklostė, kad pastaruoju metu truputį keičiama programa, ekspedicijos programa, kuri buvo skelbiama laikraštyje Tremtinys. Dabar mes čia parašėm tokios knygutės ir išdalinome visiems naujus maršrutus. Tai maršrutas pasikeitė dėl sekančio priežasčių. Truputį buvo neapgalvota mūsų labai didelė geografinė tokia lankoma objektų padėtis. Susidarė net 220 km. Tai kolonui važiuojantį vien tik važiavimai reikia kur tai arti 4 valandų. Pati svarbiausia priežastis, žinoma, jeigu mes būtumėm dėję didesnės pastangas su aukštesniais vadais, tai Labanorio tiek seniūnija, tiek valdžia nesutiko įsileisti į girią dėl didelio gaisringumo. Nes mūsų tenai numatyti lankytinos vietos 3 kilometrus reikia važiuoti į girią ir jos išvažiuoti. Ir jie labai šito bijo ir atseit išleisti valstybės įstatymai, kad bet kokie tenai didelis susibūrimai giriuose nebūtų. Tai tuomet tai tiek.
tame seniausiame rytų Lietuvos miestelėje Tauragnuose. Tauragnuose jau 1380 metais buvo pastatyta pilis ir įsikūrė dvaras. Vėliau kunigaikštis Jogaila padovanojo Tauragnus Vilniaus vyskupijai. Per čia ėjo Napoleono kariai, čia vyko nuožmios kautynės 1863 metais netolimame Minčius miškelėje buvo daug išžudyta ir palaidota sukilėlių. Dabar čia yra seniūnija ir kur taip pagal mane apie 700 gyventojų. Gaisras nuniokojo 44 metais karo metu, beveik sudegino visus Tauragnus, po karo jie atsistatė, tais metais sudegė ir bažnyčiai. Gal kiek plačiau apie partizaninės kovas, apie to paminklo istoriją papasakos Tauragnių seniūnas Alvydas Danauskas. Suteikia jam žodį. Mes visi dabar esame Tauragnų centrinėje aikštėje, kuri pagal mūsų sudarytą planą per eilę metų turėtų tapti tikrų Tauragnų centru. Šitas paminklas stovi Tauragnuose jau porą metų. Gaila, bet mes jo dar neužbaigėm iki galo, kaip matote. Jo centre, čia kur stovi gėlės, turės dar būti tokio pat juodo granito, kaip kad kryžius viršuje, aukštas stačiakampis gretasienis, ant kurio bus surašytos 112 pokario metais žuvusiųjų už Lietuvą pavardės. Visas paminklas turės būti nudažytas vienodai pilka spalva. Apie šitą aplinkui paminklą išgrįstą bruką bus žemų krūmelių dekoratyvinių tvorelė, o aikštės neribos jokie medžiai, kur dabar yra eglutės, jų nebus. Ateityje, padedant kraštovaizdžio architektams, tikimės, kad šitas Tauragnų centras bus tikrai vertas centro pavadinimo. Apie tuos, kurie žuvę Tauragnų krašte visoje seniūnijoje, jų pavardės galima perskaityti ir kažką plačiau sužinoti Tauragnų muziejuje, kuris yra kultūros namuose antram aukšte. Kas norės, galėsit trumpai užbėgti pasižiūrėti nuotraukų ir tekstų pasiskaityti. O apie partizaninę kovą aš smulkiau tikrai nepapasakosiu, nes reiktų labai ilgai ir daug kalbėti. Ši kova Tauragnų krašte vyko daugmaž kaip ir visoje Lietuvoje, vienur aršesnė, kitur ramesnė, bet žuvusiųjų kaip ir visuose kraštuose ir kaimuose Lietuvos yra ir čia. Paminklai tą liudija, daugelis yra perlaidoti Utenos Kančių kalnelio kapinėse. Šią vasarą taip pat dar, jau paskutinė diena, bet šį rudenį tikrai padarysim vieną darbą, tai čia nes netoli nebėra to pastato, vadinama tas Skrebarnė buvo. Ir kultūros namų dabartinėje teritorijoje nustatėme apitiksliai vietą ir palaidoti dar 3 žuvusieji, kuriuos baigėm sutvarkyti dokumentus ir bandysim perlaidoti. Jeigu pavyksta į Kančių kalnelį Utenoje, o jeigu ne, giminėms sutikus, tada palaidosim Tauragnų kapinėse. Taip pat Daunorių kapinėse yra nustatę tikslę vietą, kur palaidotas vienas partizanas ir taip pat rengiam visus dokumentus, ieškom lėšų ir pastatysim jam atminti paminklą, nes jokių giminių artimų nebelikę. Trumpai tiek. Dėkojame seniūnui Danauskui, o dėl muziejaus, tai aš matau ir ponas Palskys, ir muziejaus darbuotojai yra pasiruošę ir jiem būtų didelė garbė priimti mus
bet aš nežinau, dėl laiko stokos mūsų yra labai daug, arti 200 ir pereiti muziejaus tenai eksponatus užims daug laiko. Tai duodu gal 10 minučių tam laikui ir po 10 minučių mes išvykstame. Gerbėmieji, noriu į jūs kreiptis organizaciniais klausimais. Važiuojame mes, gerbėmieji, kolonoje ir reikia laikytis. Prašom važiuoti maždaug 20-30. Dabar jau įspėjau. Na, čia mes randamės prie paminklo, pastatytas Lietuvos politinių kalinių tremtinių bendrijos pirmininkės Onos Aglinskienės iniciatyva, kaip reta Lietuvoje Rusui. Jam 21 metai, kuomet jisai žuvo. Tai labai neturtingas, vienturtis motinos Rusijos sūnus, kuris jau 41 metais tapo partizanu ir buvo Vytauto Baltušio Girinių kuopos vado adjutantas. 46 metais rudenyje susišaudėme su skribais ir enkavadistais, pridengdamas atitraukimą Vytautas Baltušis Girinis žuvo, o Leontijus Kostinas sėkmingai pasitraukė. Tuomet jie, Baltušis ir kiti partizanai žuvę su juo buvo užkasti Daugailiuose. Tai Levukas, kaip jį vadino liaudyje, atkasi, nakčia jie keturiese ir kiti 3 partizanai atkasi tuos kapus, kur buvo palaidoti, ir pagal liudininkų parodymus tenai net iškilojo keletą žuvusių partizanų, pakol atrado Girinį. Ir neštuvais maždaug 10 kilometrų jie atnešė į Katlėrių kapines ir palaidojo. Bet nelemta buvo išlikti gyvam Levukui. 40 gretimai, kur tas stulpas stovi, buvo sodyba, ir atėjęs į sodybą ir iš ryto buvo pasnigta ir eidami baudėjai pastebėjo pėdas ir atsekė tą gretelę. Nujausdami, kad jinai yra partizanas, pradėjo jie reikalauti, kad jisai pasiduotų, bet vietoje atsakymų pasigirdo šūviai. Ir tuomet buvo 2 sužeisti, vienas kareivis NKVD, o ir vienas iš Daugailių stribų, bet jam nepasisekė pasitraukti ir jisai žuvo. Tai tiek gal trumpai apie Levuką. Dar noriu pasakyti, kad turbūt Lietuvoje, jeigu taip pagalvojus, tiek Minčius miškuose, tiek visur vis tų kapų, tai prancūzų, tai sukilėlių, tai vis viena, ir čianai dabar, kur stovi tas kalnelis, kur yra čia tokia pašiūrė pastatyta 44 metais, raudonarmiečiai paėmė į belaisvę apie 20 Wehrmachto kareivių. Tuomet jie atrinkę pagal pavardės estus ir latvius šitame kalnelėje sušaudė. Sušaudė 13 Wehrmachto kareivių. Ir jie čia buvo užkasti ir pagal liudininkų parodymus jie turbūt niekas tos vietos ir neatkasi. O sužinojau apie tai, kad čia taip įvyko tokia tragedija, aš tik tai labai nesenai praeitą savaitę. Dėkoju.
kapą nieks jau nežino. A mūsų vėliavas paėmė Vytą. Mes randamėsi Gudeniškių kaime, kur pastatytas kryžius iš šio kryžiaus apylinkėse žuvo 17 partizanų. Aš čia retai labai pravažiuoju, bet mano nustebimu šiandien, kaip ir šiandien, visuomet žydi gėlės. Tai dabar, kada pradėjom ruoštis tai šventei, tai išaiškėjo, kad šiandien tą vietą puošia ir prižiūri sūnus. Todėl aš noriu paprašyti artimus giminės, giminaičius ir taip pat kaimynus, pažinojusius šios žuvusius, arčiau prieiti prie manęs. Prašom, ateiti prie manęs. Nuspat. Dieveikio. Jūs matot, mano kaimynas visai nežino. Čia šioje lentoje įvardintos tik tai pastatytos pavardžių pirmosios raidės. Man pagal archyvos turimą partizanų sąrašą nustačiau pilnus jų vardus. Ir aš norėčiau, kad Mykolą Bivainį, Balių Budrionį, Juozą Čyžą, Povilą Čyžą, Juozą Šakalį, Liudviką Šinkūną, Juozą Gaidamavičių, Bronių Raudonį, Vaclavą Sirgėdą, Antaną Vaitkevičių, Antaną Valiulį, Kazį Vyžinį, Karolį Žalą, Adolfą Trinkūną, Silvestrą Vaišnorą, Juozapą Deveikį ir Vytautą Deveikį pagerbtume susikaupimo pagarbos minutę. Dėkoju. Tai ši tragedija įvyko 45 metais, gegužės 28 dieną. Eidami partizanai iš anos pusės, čia užėjo į pasalą ir buvo visi žuvo. Dabar aš norėčiau suteikti Juozapo Deveikio sūnui tarti keletą žodžių. Pataisykime. Gerbėmieji, aš esu žuvusią partizaną Deveikę Vincą, čia sumaišę vardą Juozapą pasakė sūnus. Nežinau, ar daugiau čia artimų yra, tų žuvusių ar nėra, bet šiandieną aš prižiūriu tą vietą, labai dėkingas Vincui visiems jums, atvažiavusiems svečiams, kurie aplankė šią vietą. Ačiū visiems labai. Dėkoju ponui Deveikiui. Dar čia yra tų kautynių liudytojai ir kartu buvusieji su jais, bet likę gyvi. Gal norėtų pasisakyti? Tai gal jūs, ponė, prisistatysite? Aš esu Valiulytė Kolelienė pavardė. Ta diena, kaip tik tai, kada buvo šitas mūšys, prie mūsų namų buvo užplūdę šitie skrebai ir kareiviai, kadangi mūsų klojime, Purviniškio kaime, buvo partizanų palikti 4 arkliai. Ir jie, kada rado šitos arklius, tai tada jie mane su mama sumušė smarkiai. Brolis Kazimieras buvo išėjęs į partizanus. Tėvelį nusivarė į klojimą, ten jis sumušė ir pakorė buvo. Vienu žodžiu, kada jis jau iš to klojimą varė, tai jis jau nebepaėjo. Mes buvom namuose. Tada tą klojimą uždegė. O mūsų mama ir tėvelį įvarė šitą namus iš lauko pusės. Užsklendė ir norėjo pagerti namus. Ir tuo laiku nuo miško partizanai pradėjo šaudyti. Tada jie mus paliko ir tada, reiškia, bėgo į tą pusę ir ten šitos
Bet tą dieną tų tenai mūšių dar nebuvo, jie kažkaip pasitraukė. Po kelių dienų irgi pasigirdo, reiškia, didelį šūvį, šitie triukšmas šūviai. Ir kadangi buvo šitas mano brolis Kazimieras ir pusbrolis Jonas Valiulis išėjęs, po to visą, kada nutilo, aš ėjau ieškoti jų. Nežinojau, ar kuris gyvas, ar jau nėra gyvų. Ir aš čia ant to kalniuko, man ir po šiai dieną akise stovi tas baisus vaizdas, visai buvo išdraskyti, nukankinti tiesiog pusbroliui Valiuliui Jonui buvo pirm peršautas kelis, o paskui iššauta į kaktą, gulėjo negyvas. Ir buvo tiesiog baisus vaizdas. Brolio neradau, brolis pasirodė, kad pabėgo, jam peršauta buvo per rankovę ir jie keli liko gyviai pasitraukė. Ir tik tai po kiek laiko mes jau sužinojom, pirma buvo didelė nežinia, kad jis jau liko gyvas ir kad jis paskui, vienu žodžiu, namuose būti negalėjo, turėjo pasitraukti. Tai buvo baisus tie metai ir šiandieną prisimenu visą laiką, kokios buvo kančios, kokios baisybės, kada eidavo kokių žiaurumai, kada ėjo ties vadinamieji skrebai, kaip pas mus vadino, dar kada eidavo kareiviai, tai dar pusė bėdos, bet kada šitie eidavo išgamos, tai ne tik tai, kad ieškodavo, kankindavo žmonės, bet tik visą vogdavo, griebdavo. Tiesiog mūsų tam klojime, kada sudegė, buvo sudėtas visas paslėptas turtas. Kadangi jie kai eidavo, tai jie ieškodavo partizanų ir stalčiuose, ir komoduose, ir visur. Ir vienu žodžiu, viską, kas tik akdavo, pavogdavo. Ir po to, žinoma, mes, kada po šitų visų įvykių, mes jaunieji visi iš namų pasitraukiam, palikom tik senukus tėvus, kas išvažiavo mokytis, kas į darbus, taip, kad vienu žodžiu tie buvo baisų žiaurūs laukai, kad sunku juos ir prisiminti. Tai tiek norėjau pasakyti, kiek aš prisimenu apie tuos įvykius. Ačiū, poniai. Daugiau kas nors pasisakyti tų dienų įvykių liudytojų yra? Atsiprašau, jaudinantis momentas, kada mes čia susirenkam ir kada pamatom šitą, kaip sakyti, prisiminimo vietas, kur teko matyti ir būti kartu, tai yra labai, žiauru. Nors aš labai trumpai, kada po to sesuo kalbėjo įvykę, teko išeiti, tokį kažkokį jau kerštą, neapykantą. Bet kada čia viskas tas buvo, išžudyta, išnaikinta. Ir man tik tai per, likimą, laimę teko su kitu draugu pabėgti šaudytam. Ir kas keista, kad bebėgant, tiesiog šaudė, mes ir gulėm ir šokam į tą pusę. Ir man peršavė rankovę ir buvo ženkliukas, trispalvės, reiškia šitą. Ir tą, teko pabėgti per Kačiūnų kaimą, į ten tokias pelkes, išbūt visą dieną. Ant rytojaus grįžau į tėviškę, naktį, tai yra neantrigau, vakare. Ir kas? Ir po to teko išvažiuoti, žinoma, viskas sėkmingai. O kodėl sėkmingai? Todėl, kad aš nebuvau nei areštuotas, nei pasodintas, nei niekur. Ir savo gyvenimą išgyvenau, bet visiems ir prisiminimai išliko iš šios dienos. Tiek aš galiu pasakyti, palikti jiems poilsį, amžiną, kryptųsi draugam, kurie čia buvo. Dėkoju, ponui. Tai turbūt daugiau pasisakančių nėra. Tai mes atidavėm pagarbą tiems 17 vyrų atvykę iš visos.